Kaipgi be dubingio objekto važiuojant iš pasivažinėjimo po objektus. Iš karto atsiprašysiu žmogaus, kuris man asmeniškai rašė, kad nori nufilmuoti šitų namų keturšlaičių konstrukcijos vidinę pusę. Tai ta problema, kad jau viskas užsandarinta iš vidaus padaryta, tai vėlgi ten nelabai ką yra ir žiūrėti. Tuoj pažiūrėsim, kaip atrodo šitie namukai iš išorės, nes jie tikrai truputį nestandartiniai ir neklasikiniai. Žiūrim. Žiūrėkite, koks stogas, klasikinis, matinės spalvos, bet kas įdomu. Žiūrėkit, koks pakalimo priekis, nėra lietaus nuvedimo sistemos. Galiu pasakyti, kad tikrai praktiškas sprendimas, nes būtent priekinės lentos dažniausiai ir supuvo. Ir atrodo labai įdomiai, bet prieini, pasižiūrėjau, toks kaip grybukas. Va, iš apačios pakalta dailylentė, tarp kitko dailylentė yra labai gražios spalvos, pasižiūrim, ne? Man tai tokie patinka dailylentė. Toliau pakalimai ir atkreipiam dėmesį į tinklelį prieš pakalimus dedant nuo širšių. Mažai kas tą daro, bet labai reikalingas ir praktiškas reikalas. Va tokia va dėžutė, visas karkasas prieš kalant pakalimą. Daug tuščios erdvės, truputį nepraktiška, bet šiaip gražu. Pakalimas, kai jau šlaitas visas sukaltas, tas va tarpelis daug kas gali kabinėtis, kad čia negražiai suvesta ir taip toliau, bet ten bet kokiu atveju dėsis papildomą lentutę. Ir ne dėl to, kad mes blogai suvedėm šitą pakalimą, bet dėl to, kad kai yra skirtingo nuolydžio kampų keturšlaitis stogas, tai tos dailylentės vis tiek gražiai tu jų nesuvesi. Na ir jos aišku prašosi kažkokio tai papildomo apdailos elemento. O dar sandarinimas ne visai standartinis, žiūrėkit, vietoj juostos. Kadangi juosta silpnai limpa prie medžio plaušo, naudojam mastiką specialią sandarinimui. Pasižiūrim, kaip atrodo iš išorės keturšlaitis stogelis, dar nėra uždėta kraigo, bet jau yra šiltintas pamatas su polistirolu, paskui kalsis dailylentės. Dar būtinai užvažiuosiu šitą objektą ir dažnai užvažiuosiu. Įdomu žiūrėti, kaip jisai dygsta.